Tyrinėjame Apaštalų darbų knygą, Luko Evangelijos tęsinį parašytą to paties Luko. Apaštalų darbai prasidėjo Jėzaus paliepimu savo sekėjams skleisti gerąją naujieną apie jo karalystę. Jie turėjo pradėti Jeruzalėje ir tada eiti gretimus kraštus, o iš jų keliauti iki žemės pakraščių. Jeruzalėje jų žinia daug kas priėmė, bet daug kas ją ir priešinosi, ypač šventyklos vyresnybė. Juos piktino šis naujas teiginys, kad visa Izraelio istorija išsipildė Jėzaus gyvenimo mirtimi ir prisikėlimu. Vienas tų vadovų buvo Saulius iš Tarso, bet vangos dirbęs, kad numalšintų tą sąjūdį, iki tol, kol sutiko prisikėlusi Jėzų. Šis susitikimas Saulių perkeitė iš Jėzus priešo į jo karalystės šauklį. Vėliau jis daug metų keliavo po Romos imperiją, vadindamasi savo romėnišku Pauliaus vardu, ir visur steigė Jėzaus bendruomenės. Vienas didžiausių Pauliaus troškimų buvo, kad visos tos margos bendruomenės matytų save kaip vieną ir vieningą tautą, nežiūrint skirtumų, žydai ar nežydai, vyrai ar moterys, vergai ar laisvieji. Jėzus kūrė vieningą šeimą, kurioje jo valdomi visi drauge gyventų kaip lygūs. Taip prieiname paskutinę apaštalų darbų dalį. Jeruzalėje, kur sąjūdis ir prasidėjo, Jėzaus sekėjai žydai kentė nuo sausros ir maisto stygiaus. Paulius buvo toks užsidegęs dėl bažnyčios vienybės, kad pradėjo didžiulę lėšų rinkimo kampaniją, į kurią įtraukė įvairias savo įsteigtas bažnyčias. Tikintieji rinko pinigus, kad Paulius ir grupelė atstovų juos kaip pagalbos dovaną perduotų į Jeruzalę. Tačiau Pauliui lankytis Jeruzalėje buvo nesaugu. Žydų vadovai taip jo nemėgo, kad siekė jo mirties. Paulius žinojo, kad pateko į spąstus. Draugai maldavo jo ten nevykti, bet niekas nepaėgė jo sulaikyti. Kam Pauliui rizikuoti gyvybę, kad nuvežtų tą dovaną, ar negalėjo pasiųsti ko nors kito? Pauliui tai buvo asmeniškas reikalas. Jeruzalėje jis prisidėjo žudant Jėzaus sekėjus, o dabar gavo progą jiems pasitarnauti. Be to, ten ir pačiam Jėzui buvo įvykdyta mirties bausmė. Pauliui būtų garbė kentėti ten greta savo karaliaus. Paulius nukeliauja į Jeruzalę, kur kaip ir tikėtasi, jį suranda priešai. Susirinkusi minia kėsinasi jį nužudyti, bet romėnų kariai jį suima ir taip išgelbsti jam gyvybę. Žydų vadovai kaltina Paulių pradėjus maištą prieš Romą, bet įrodyti to negali. Romėnai neišmano, ką su juo daryti. Jie mato, kad Paulius joks nusikaltėlis, bet teigdamas, kad nukryžiuotas žydas yra prisikėlęs pasaulio karalius, vis įsivelia į bėdą. Taigi Paulius perduodamas iš vieno teismo į kitą. Galiausiai jis pareikalauja, kad bylą peržiūrėtų Cezario teismas Romoje, kur jis ir išsiunčiamas. Šioje dalyje Lukas, surašęs pasakojimą, Pauliaus išmėginimus ir įkalinimą vaizduoja taip, kad jie primintų jo ankstesnius pasakojimus apie Jėzus išbandymus ir įkalinimą. Lukas nori pasakyti kai ką svarbaus. Kai Jėzaus žmonės renkasi Jėzus kelią, jų gyvenimo pasakojimai ima panašėti į jo. Tai gražu, tačiau yra ir kaina. Pakeliui į Romą Paulių gabenantį laivą užklumpa smarki audra, įvaranti visiems daug baimės. Tik ne Pauliui. Jis triume surengia vakarienę visai kaip Jėzus tą vakarą prieš savo teismą. Paulius laimina ir laužo duoną, tikindamas, kad Dievas yra su jais ir šioje audroje. Kitą dieną laivas atsitrenkia į uolas ir sudūžta, bet visi saugiai išlaipinami į krantą. Ir tai neįtikėtina, tik Pauliaus bėdos nesibaigia. Jis nugabenamas į Romą, kur jo laukia namų areštas. Tiesa, padėtis netokia ir prasta. Mat namuose jis gali priimti lankytojus, tiek žydus, tiek nežydus, ir dalytis su jais gerąją naujieną apie prisikėlusį karalių Jėzų. Drąsus žingsnis. Romoje, pačiame galios centre, kur Cezaris viešpatauja kaip pasaulio karalius. Taip, dabar alternatyvi aukštyn kojom apversta Jėzaus karalystė auga galingiausias pasaulio imperijos širdyje per kalinio kančias. Šiuo dviejų karalysčių priešpriešinimu Lukas baigė savo pasakojimą. Vaizdinys tikrai įspūdingas, tačiau pasakojimas turėtų būti apie tai, kaip žinia sklinda iki pat žemės pakraščių. Ar jis neturėtų tęstis? Žinoma, Lukas pasakojimą palieka be aiškios pabaigos ne šiaip sau. Skaitytojai turi žinoti, kad pasakojimas nesibaigė. Jie irgi gali dalyvauti Jėzaus karalystėje, kuri plečiasi lygi šiol.